Čia viskas prasidėjo nuo kelių valymo. Būdavo iš principo valo kelius Sumo seniūnijoje, per kaimo seniūnijoje, iš svetimų seniūnijų. Tai kilo mintis, kad reikia kažko tai seniūnų pasiūlyti, kad galim mes valyti kelius. Nu, ta prasme. Bet kaip ir neturėjom įrangos su kuo valyti, bet paskui pradėjau galvoti traktorius, dar kažką. Kilo idėja, kad ir kelius valyti ir kažką kitą daryti. Čia pasimaijo tiegi projektai vietos veiklos grupės, pasikalbėjom, parašėm projektą, sugalvojom, kad būtent tokį traktorių pirkti, kuris yra universalus. Jisai gali tiek kelius valyti buldozerį uždėjus, tiek gali kažką pakelti, pakrauti, iškrauti, tiek uždėjus kitą ten kaušą kasti. Tai ir mintis kilo paskui, kad galim vasarą statybinės aikšteles tvarkyti. Tai įsigijom per projektą vietos veiklos grupės šitą krautuvą ir priekabą. Mes neturėjom technikos tokios visai šiaip. Tai kilo idėja, kad reikia, kaip sakant, padaryti, teikti paslaugą, kadangi dar vietos veiklos rėmė ir ganėtinai 70% intensyvumas yra ganėtinai gera investicija. Ir taip kilo idėja, sukūrėm 2 darbo vietas, žmonės turi darbo, tikrai yra rajone čia tų žmonių, kuriuos galima įdarbinti tiesiog. Taip viskas ir susidėlioja. Ir vietos veiklos grupė paskatino visą šitą reikalą, iš principo. Nes jeigu be paramos, be projekto, tai tikrai jau nebūtume, nes investicija ant naujo traktorių nupirkti iš principo tai yra labai dideli pinigai. O imti paskolą ar ten į banką procentai labai dideli, tai tikrai būtume nesiryžę ir net nepradėję šitos minties. Ypač žiemą, kai reikia rajoninius kelius, mes dažniausiai jau 7 ryto būnam nuvalę kelius, kur mokyklinis autobusas važiuoja, nuvalo veža mokinius. Tai su seniūnu yra sutarta taip, kad jau iš principo jis net neskambina, sako, jeigu jau sninga, jau rytą pasižiūrėkit, reikia valyti. Tai su seniūnija sutarė, tai mes visą šitą Krekenavos regioną, seniūnijos kraštą sutvarkom. O paskui tiesiog, kadangi statybos vykstantis, jos niekada nestoja, tai ten toliau perteikiam vasarą visus darbus, perkeliam, ta prasme.